Labas vakaras, išaušo didžiojo futbolo diena, galima sakyti taip, didžiojo lietuviško futbolo diena ir šis balandžio 10 vakaras turėtų įsiminti ilgam. Susitinka pirmiausia komandos, kurios praėjusiame sezone kovoja dėl trečiosios vietos, tai yra Marijampolės Sūduva ir Pakruojo Kruoja. Nerijus Valskis dešinėje pusėje, perdamas į baudos aikštelę, gaudo kamuolį Maris Eltermanis. Perdamas Ričardui Beniušiui, sienelė žaidžia Mačiulis, smūgis į vartus, nepavyksta pataikyti dabar į juos Mačiuliui. Valdo Pocevičiaus perdamas į priekį, Andrius Lipskis spurtuoja vienas prieš vartininkę, smūgis ir Lipskis muša į vartį. 1-0, Pakruojo Kruoja pirmauja, Lipskio štai toks įvarčio šventimas, beje antrosiose rungtynėse iš eilės. Įvartį pelno Andrius Lipskis, tai vyksta 23 mačo minutę. Nerijus Valskis į baudos aikštelę, pavojus ir dabar nutraukia šią pavojingą situaciją Donatas Rockis. Iš Valskio bando perimti kamuolį, tačiau to padaryti nepavyksta. Tęsiasi Sūduvos ataka, koks smūgis. Ir dabar Vilmantas Bogdanovičius, atrodo, jis mušė. Perdavimas į baudos aikštelę, Strauskas atakos maigalyje ir apsigina dabar Sūduva. Perdavimas į baudos aikštelę, pavojinga situacija. Leimono tolimo šūvis ir virš vartų. Petras Bašičius, perdavimas į priekį, čia Audrius Brokas baudos aikštelėje ir atrodo, kad atsileidžia. Kamuolį per toli, Nerijus Valskis, ar susistabdys, kamuolį krinta baudos aikštelėje, 11 metrų baudinys. Taip, Nerijus Valskis dar vieną 11 metrų baudinį uždirba ir dabar galimybė įmušti. Rafaelis Ledesma įsibėgėjęs, smūgis ir nepataiko Ledesma į vartus. Klysta dabar Maris Eltermanis, neužtikrintas žaidimas, smūgis ir apsigina Kruoja. Įspolėje pozicija, Valskio smūgis ir pataiko į virpstą Nerijus Valskis, tačiau kaip gražiai jis smūgiavo. O štai čia dabar krašte perdamas Rafaeliui Ledesmai, Audrius Brokas smūgis ir į Kruoją žaidėją pataiko Audrius Brokas. Kveduko tolimas smūgis ir gaudo kamuolį Maris Eltermanis. Nerijus Valskis ir Rafaelis Ledesma prie kamuolio, Ledesmo smūgis! Atrėmė šį smūgį Maris Eltermanis. Daug Nerijų rungtyniauja šiandien, galima ir susimaišyti, kaip ką tik buvo, dabar jau kitas Astrauskas atakuoja, Nerijus Astrauskas pabėga prieš Pavelą Davidovą tiesiai į kojas Davidovui. Rankų žaidimo smūgis į vartus, galva dabar mušė Nerijus Valskis. O Giedrius Tavickas dabar į baudos aikštelę. Perdamas Nerijui Mačiuliui, Mačiulio smūgis. Rafaelis Ledesma prie kamuolį, baudos aikštelė, smūgis galva ir Maris Eltermanis gaudo kamuolį dabar. Ir Donatas Rumšas skelbia rungtynių pabaigą, taigi Pakruojo Kruoja iškovoja dar vieną pergalę. Kruoja iškovoja 12 tašką, tai yra pakruojiečių 4 pergalė, vos vienas pralaimėjimas ir Pakruojo komanda kyla į antrąją vietą.